Pasakysiu trumpai, kas buvo kalbama ir įgarsinsiu, ką pasakė Seimo pirmininkė. Dėl žymėto dyzelino naudojimo tvarkos ir suskystintų naftos dujų akcizo Seimo pirmininkė pažadėjo, kad šitas klausimas bus skubos tvarka sprendžiamas Seime, kai tik Seimas pradės savo darbą, pradės sesiją, o tai bus kovo 10 dieną. Sekantis mūsų vizitas, į kurį gavom kvietimą tik vakar popietę, buvo pas premjerę Ingridą Šimonytę. Ten vyko karštesnės diskusijos ir kas yra nauja be šitų minėtų įstatymo projektų. Yra nauja tai, kad premjerė pažadėjo išspręsti daugiamečių pievų problemą dviem būdais. Jeigu vienu būdu nepavyks, su Europos komisija tą padaryti pažadėjo sprendžiant nacionaliniai teisai. Ir dar vienas labai svarbus dalykas. Ji pažadėjo padaryti ir pasistengti, kad šitie pranešimai, kuriuos jūs gavot atkur daugiametės pievas, bus atšaukti. Sprendimų datos buvo įvardintos įvairios. Ir mes pabaigsim, reziumuodami. Dabar nebetęsamas ilgiau, aš paminėjau pagrindinius dalykus, kas yra svarbiausia. Bet aš noriu, kad mane papildytų ir duotų jums ataskaitą, kaip mums sekės mano kolegos. Tai sekantis kalba Audrius Vanagas. Sveiki. Sveiki visi. Nepavargę plauk, davai, padarom kaip ir vakar. Kolegos, ačiū, kad susirinkot, jūsų parama čia buvo milžiniška tose trijose sunkiuose susitikimuose šiandien. Be jūsų paramos nebūtų ir konstruktyvaus tokio dialogo. Aišku, postūmis į priekį, kaip matome, yra, bet iki galo tai dar daug ko trūksta. Konkrečiai norėčiau pristatyti vieną problemą, tai kuria buvo kelta, tai dėl apsaugos juostas, tai aplinkos ministerija gruodžio nuo 21 km iki 100 km atsitraukė ir nebebus diferenciacijos pagal upės vagos plotį. Aš manau, kad čia žinokit yra labai svarbus dalykas. Tik tai gaila, kad dar nėra įtvirtintas, tai tikimės, kad bus gerai mums dėl to. O toliau, sekantis dėl žemės dirbimo, irgi buvo išsakytas pažadas, kad apsaugos juostose žemės dirbimas bus galimas. Tai aš manau, kad parašais tai neįtvirtinta, bet jeigu ir bus neįtvirtinta, mes žinom, kad su jūsų pagalba sugrįšim su didesnė jėga. Taip? Ačiū. Kodėl bijojo įtvirtinti? Parašai. Labą vakarą visiems, atsakysim visus klausimus. Aš paliečiau, aš atstovauju Lietuvos ūkininkų sąjungą, kadangi pirmininkas išvažiavo į televiziją, tai aš pasakiau, kad man nesuprantama Šimonytei, kaip taip gali būti, kad kaimo reikalų komiteto pirmininkas esantis toj pačioj liberalų partijai visiškai nesusišneka su pono Gentvilu Šimonu, kuris yra tos pačios partijos narys. Tai jie turėtų susėsti ir rasti sprendimą, nes mūsų kaimo reikalų komiteto pirmininkas orientuojasi žemės ūkyje. Tai tas momentas ir paskui pas Šimonytę aš pasakiau, kad Vokietijos kancleris pirmiausia, ką pažadėjo ūkininkam, tai nuimti absurdiškus, kvailus, nelogiškus sprendimus. Tai jinai paprašė pateikti pavyzdžių ir aš pažadėjau, kad mes tikrai surašysim ir duosim jai atsakymą. Šiaip didelės labai laimės ten nebuvo, bet pokalbis vyko labai normaliai ir aš sakyčiau, kad jie supranta, ką prisivirė. Gerbiamas Starkevičius čia, žinot, jis bandė atgailauti už partiją, bet jie prisivirė košės ir labai daug ir ieškos dabar variantų, kaip tvarkingai tą viską įvykdyti ir atsakyti atgal.
Jūsų buvimas čia išsprendė šitą klausimą. Šitie žmonės tik tai užtvirtino tai, ką jūs padarėt. Ir labai noriu dar paprašyti visų, jeigu reikės, nepaslėpkit niekur toli šitų vėliavų, nepaslėpkit niekur tų zupės virimo aparatų, jų dar tikrai reikės. Ačiū labai visiems, kad buvom kartu. Labą vakarą. Klauso kanclerio, klauso žemės ūkio ministro, dirba už ministrą ir tikrai pažadėjo daugiamečių žolių problemą išspręsti taip, kad ūkininkai nenukentėtų. Bet kol kas jokių konkrečių pažadų neturime. Vasario 8 kaimo reikalų komiteto delegacija skris pas komisarą. Dar viena delegacija tam, kad gautų kažką dėl tų daugiamečių žolių. Tai aš tik tai prisidėsiu ir prie Zigmo, ir prie Igno, ir prie Audriaus pasakymo. Budėkime, taip kaip parašyta šventam rašte. Šito aikštėj. Kol kas ne. Palaukim, bus šilčiau. Ačiū Jums, kad atvykot ir ačiū, kad kantriai išlaukėt iki pabaigos. O toliau žiūrėsim, kas bus. Ačiū. Privačių miškų savininkų asociacija, norėčiau nuo visų miškininkų pasakyti didelį ačiū Jums visiems žemdirbiams, kad Jūs mus priėmėt, įsileidote, tikriausiai matėte miškovežius įsirikavusius gražiai pagal nėrį. Tai iš tiesų labai dėkojame. Šiandieną su žemdirbiais taip pat varstėme tiek vyriausybės, tiek Seimo duris, susitikome su Seimo pirmininkė, su ministrė pirmininkė ir dalyvavome kaimo reikalų komitete. Rezultatas toks, kad pagaliau buvome išgirsti, tikimės būsime ir toliau išgirsti ir realiai tai yra tik pradžia. Manau, padarėme tikrai nemažą darbą ir kolega papildys. Mėly ūkininkai, brangus miškininkai, šiandien ta diena, kada mus pamatė. Šiandien neaišku, ar iki galo būsime išgirsti, bet gavome pažadų tiek ūkininkai, tiek miškininkai, kad bus atkreiptas visas dėmesys į jų problemą, ūkininkų jūsų problemą ir į mūsų miškininkų. Kaip ir žinome, vyriausybė pažadais dalino ir anksčiau, bet neturime teisę šiandien suabejoti jų žodžiais ir tikrai galvokime, kad tai yra ir jie šiandien tai dabar girdi, ką mes perduodame garsiai jums. Ačiū Jums už šitą visą priėmimą mūsų miškininkų jūsų gretas. Ačiū bendrijai, ačiū Ignai, ačiū miškininkai, ačiū vairuotojai, kurie atvažiavo, buvo ir tikrai, jeigu reikalavimai bus neišgirsti, miškininkai grįš. Miškininkai grįš. Ačiū. Mėly žemdirbiai, aš taip pat ir dalyvavau ir ne pirmą kartą dalyvauju šituose ir buvom rudenį, kada darėm, buvau Šimonytės, jinai per pusantrų mėnesių nesugebėjo mums atsakyti ir pasakyti, kas bus ir pieno krizės tos klausimus neįsprendė. Tai dabar aš klausiau, kada mums už tas 200%, kur buvo leista, kad išmokėtų, jokio atsakymo, ten daugiau klausimų dėl gyvulių įsigijimo, dėl mėšlo šalinimo ir visa kita, bet jokio atsakymo mes pieno gamintojai negavom. Ir aš matau dar kitą dalyką ir aš pasakiau, kad ministras tas negali likti šituose, tarsi vakar jūs labai jį išgazdino, čia viską, jisai vargšas čia nukentėjo, supranti, viską, tai aš sakau, kad jisai negali dirbti toliau, nes jau vieną dalyką, ką Šimonytė buvo prižadėjus, kad jeigu tik bus blogas deklaravimas, o jūs visi žino, dabar gavo trupinėlius, o ką gausim toliau, o jūs pasakykit galutinai. Ir kita, Eimantas šnekėjo, kitas deklaravimas, kas bus, suprantat?
O dėl tų pievų, tai juk mes gavo Europoje atsakymą ir mes patys buvom nuvažiavę ir komisaro yra. Jūs galvojat, kad jie iš gero gyvenimo tą. Juk jie patys viską surašė ir kuro akcizus ir dujų visą kitą. Jei dabar sunku Šimonytei paskambyti mokesčių inspekcijos viršininkai, kad jie parašytų, traktoriai ir kiti mechanizmai gali naudoti žalią kurą. O dabar tarsi 2 mėnesius. Jūs visi pagalvokit, ateina rinkiminė, nors čia mus visus kaltina, kad tarsi ir vadina, kad valstiečiai visi jau ne žemdirbėjai, suprantat. Bet eina jinai pati, kas gali pasakyti ir paneigti, kad jinai neišeis kovo mėnesį į prezidento rinkimus. O čia kur didžiausia bėda. Pažadėti vienas dalykas yra. Šiandien reikia ištesėti. Vat jinai turėjo ateiti čia jum pasakyti. Jinai turėjo ateiti čia pasakyti, o ne mum, kad mes sugedusiu telefonu pasakytume.